Lietuvoje iki gegužės 1 dienos kiekvienas dirbantis žmogus gali skirti 1,2% savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio pasirinktai organizacijai. Tai nėra papildomi jūsų pinigai. Tai dalis mokesčio, kurį vis tiek sumokate valstybei. Ir jūs patys nusprendžiate, kam ta dalis atiteks. Jeigu jums patinka tai, ką darome, jeigu norite, kad Meška TV augtų, stiprėtų ir galėtų kurti dar daugiau įdomaus turinio, kviečiame tuos 1,2% skirti mūsų viešajai įstaigai Meška TV. Tai didžiulė parama, kuri padeda įsigyti reikalingą įrangą, tobulėti ir kurti dar kokybiškesnį turinį. Neišvaistykite šios galimybės. Ir ačiū Jums už pasitikėjimą, už palaikymą ir už tai, kad esate su Meška TV jau 8 metus. Sveiki, mėly žiūrovai, šiandien mes ir vėl susitinkame nuostabioje Žemaičių muziejaus Alka aplinkoje, kur filmuojame mūsų laidą Kultūristai. Kodėl kultūristai? Todėl, kad apie kultūrą ir ne tik, ir kiek užtrunka užsiauginti kultūros raumenį ir apskritai, kas yra kultūra plačiaja prasme. O šiandien aš labai džiaugiuosi, kad pas mus lankosi nuostabi viešnia, tikra žemaitė, scenos diva, aktorė, mama ir šiaip labai graži žavinga moteris Valda Bičkutė. Sveika, Valda. Labas, labai malonu čia būti. Tai grįžai į namus, į Telšius. Taip. Tas keistas žodis grįžau, nes atrodo niekada ir nebuvau taip išvažiavus, kad su visam. Tai nėra tokios fatališkos nostalgijos, nes tikrai gan dažnai grįžtu. Visa šeima čia ir stengiuosi kuo dažniau grįžti, kai tik turiu laisvų dienelių, lėkiu į Telšius. Mes žinom tavo užimtumą ir kad tikrai esi populiari aktorė šiuo metu Lietuvoje, betgi visas tavo kelias prasidėjo būtent nuo šito mažo miestelio. Kada tu pasijutai, kad kultūra tau yra nesvetima ir kad tai yra tavo gyvenimo pašaukimas? Kažkada, netaip seniai, irgi kažkas uždavė klausimą, kada tu apsisprendei tapti aktorė arba pasirinkti šitą kelią, tai man toks jausmas, kad aš niekada ir neapsisprendžiau. Taip tiesiog nutiko. Ta mano istorija tokia savotiškai ir juokinga ir žavi, galbūt, kad tiesiog dar besimokydama čia Telšiuose mokykloje pradėjau draugauti su 12-oku berniuku, kuris įstojo mokytis paskui lietuvių kalbos ir režisūros į Klaipėdą. Na ir kažkaip norėdama būti arčiau jo, kai jis grįždavo iš studijų ir pasakodavo, kaip jie repetuoja etiudus, kaip jie skaito literatūrą, analizuoja, kaip jie ten veikia. Aš dar būdama mokinukė kažkaip galvoju, irgi noriu tos literatūros, noriu to pasaulio. Ir tai grįžau... čia meilės romanas su aktorystė. Taip, tai vat... Grįžau į skaitovų konkursus, į kuriuos dalyvaudavau ten pradinėse klasėse, nes mano mamos sesuo labai garbi žinoma Telšiuose, mokytoja ekspertė lietuvių kalbos Irena Radzienė, kuri jau nuo mažumės, nuo darželio mane pratino prie tų skaitovų konkursų. Aš ten deklamuodavau, paskui kažkaip buvo neįdomu, bet šokau Vėlungos kolektyve pramoginius. Mano pirmoji irgi sceninė ta patirtis, tai tie konkursai kultūros centre vykstantis, paskui jau ir net išvažiuodavom kažkur šokti. Tai būtent šita žemė mane visą tai ir užaugino ir pažadino. Tai žodžiu, tęsiant toliau, norėdama būti kažkaip arčiau to savo vaikino, aš grįžau į tuos skaitovų konkursus. 10 klasėje, man atrodo, jau vėlgi su mamos sesers pagalba susiradau ten tokią poetinę kompoziciją, dalyvavau visai sėkmingai, išėjau ir į kažkokius tuos tolimesnius etapus. Ir kitais metais vėl dalyvaujant, jau išėjus irgi ar į tą regioninį, ar kokį ten, kaip jis vadinasi, etapas, jau sėdėjo mūsų Telšių teatro režisieriai komisijoje tuo metu, tai buvo tuo metu Laima Adomaitienė, Laimutė Pocevičienė, primink pavardę, režisieriaus mūsų teatro. Dabar nepasakysiu. Aha, abiem užstrigo, ne? Mes prisiminsim tikrai. Žodžiu, ir Laimutė Pocevičienė pasėmė mane ruošti tolimesniems etapams ir su jos pagalba aš jau tapau respublikinio konkurso laureate. Tos skaitovų. Buvau 11-okė tada, man atrodo, 1997 metai, anas tūkstantmetis. Kaip tai buvo seniai, oho. Tai žodžiu, ir tada ta mintis atėjo man lyg ir kaip ir iš išorės, iš kitų žmonių.
Laimutė pasikvietė mane į savo teatro studiją. Vaidinom, pirmas spektaklis buvo Kęstaičių žemaičiai pagal Marijos Meilės Kudarauskaitės poemą su dailiokais, taip vadinamais, kaip Telšiuose visi vadina akademijos studentus, būsimosius menininkus irgi. Ir kažkaip visi pradėjo sakyti, na, tu tai jau turbūt tikrai stosi į aktorinį. Tokie duomenys čia dar. Ir aš taip nustebau, net galvoju, nejaugi, nes atrodė aktoriai tokie pusdieviai kažkokie, kaip čia aš prie ko ten. Tai štai, šiandien tu jau ir dievaitė. Olimpė, ar ne? Na, iš tikrųjų viskas ne taip yra, kaip atrodo iš šalies visada, visi žmonės, kaip žmonės tokie patys, bet tai va, tai toks tas kelias ir buvo. Ir kaip tik tais metais, kai aš baigiau mokyklą, rinko kursą Rimas Tuminas. Ir aš taip maniausi, kad jeigu aš jau turiu kažkokį tą talentą, jeigu tai yra mano likimas, aš pabandysiu vieną kartą stoti tą aktorinį. Ir jeigu tai mano kelias, aš ten ir atsidursiu. Jeigu ne, ramiai studijuosiu kalbas ar kažką, kas man mokslai tikrai gerai sekėsi. Tai žadėjau klausti, jeigu ne aktorė, tai kas? Būčiau tiesiog humanitarė, tikrai tuo metu buvo populiaru Klaipėdoj anglų ir švedų kalba vienoj profesijoje sujungta, tai tiesiog būčiau ramiai važiavus studijuoti turbūt kalbų, na, domino psichologija gal šiek tiek, bet ir vis tik nulėmė, kai jau reikėjo apsispręsti, ar tikrai duoti tuos dokumentus ir važiuoti, stoti, pagalvojau, kad noriu kažką daryti, kas yra individualu, labiau negu kad galvoju, išmokti iš knygų visada viską galima suspėti. Pasiėmė į tą knygą ir išmoko, jeigu tikrai turi noro. O čia ta profesija būtų susijusi grinai individualu su mano kūnu, mano balsu, mano siela, mano patirtimis, mano emocijomis, su kažkokiu mano pasauliu. Ir po to vėliau, jau po kažkiek tai metų, atsitiktinai radau, irgi dėja neprisiminsiu kieno, tokią sentenciją ar citatą, kad pirmas menininko požymis ir yra individualumo siekis, kai norisi individualumo. Ir aš tiesą sakant niekada nelaikiau ir net nelaikau savęs menininkė. Aš nežinau, mes aktoriai, man taip atrodo, tokia esam darbo liaudis, kuri dirbam, triūsiam, tarnaujam kažkam, žmonėms, žiūrovui, režisieriui, dramaturgui, galų gale teatrui ir meiliai. Tai tokia, nežinau, mano vyras, poetas, rašytojas, aš aiškiai matau, jis menininkas ir jis taip ir jaučiasi. O kaip jūs identifikuojat, pavyzdžiui, kad jisai yra menininkas, o vis tiek į kiekvieną spektaklį, į kiekvieną pasirodymą, į kiekvieną netgi renginio kažkokį vedimą reikia labai daug ir savęs įdėti. Taip, tai čia tiesiog mano gal kažkas grinai subjektyvus tokie pojūčiai, kad aš sakau, nei man atrodo pernelik pretenzinga kažkaip, aš čia menininkė, man tai kažkas tokio švento, aš nenoriu kėsintis į tą, bet ir tenka pripažinti, kad taip, esam aktoriai, esam menininkai ir mūsų tas menas yra atlikimo menas. Dažnai irgi ginčijasi kolegos, tai aktorius atlikėjas ar kūrėjas. Ir būtinai primiktinai kiti nori vadintis kūrėjais. Aš noriu vadintis atlikėja, man tai nemažiau. Nes nemažiau šventa, nemažiau didinga. Aš atlieku visų pirma, dramaturgo yra tekstas, režisieriaus sumanymas, jo stilius, jo koncepcija spektaklio. Užpildyti gyvybę, tų jau žmonių, kurie sukūrė iš tikrųjų. Iš niekur, ar ne iš niekur, kaip grįžtant prie to, kad mano vyras rašytojas, poetas, jisai yra tas pirminis protas, kuris kažkur semia iš to šaltinio ir sukuria iš nieko, atrodo, iš nulio, iš oro, kūrinį. Tai ta tokia tikroji, ta didingoji kūryba, misterija ir paslaptis. Tai o mūsų, irgi kūryba yra atlikime, užpildyti gyvybę, visą tą jau sukurtus dalykus. Bet tai lygiai tas pats vaidmuo, personažas, jisai galėtų atrodyti visiškai vienaip, esant vaidmenį vaidinant vienam aktoriui ir visiškai kitaip, kai juo būna, tarkim, Valda Bičkutė, ne? Ir aš įsivaizduoju, kad tas asmeninis indėlis, jis gali keisti ir visą tą spektaklio nuotaiką, nežinau, įtampą ir visą kitą. Tai labai turbūt irgi tai aš manau, kad tai yra irgi sudėtingas dalykas ir ko gero net sudėtingiau išpildyti kažkieno kito lūkestį. Sutinku, aš čia jokių būdų nemenkinu, tai tikrai nėra mažiau arba ten kaip nors mažiau reikšminga arba mažiau sudėtinga, ne. Tiesiog toks kitas atspalvis, kito pobūdžio ta kūryba yra. O tai dabar kalbėjom apie tą, sakykime, jaunystės, ar ne, tą atėjimą į šitą aktorystės kelią.
O nebuvo to momento, kaip sako, viena didžiausių baimių pasaulyje yra scenos baimė žmonėse. Kaip tu su šito dalyku tvarkiais? Ar tau tai buvo tiesiog nuo vaikystės priimtina? Tai negali niekam niekada būti primtina. Žmogaus kūnui nėra natūralu, kad tu stovi scenoje, tave žiūri 200 žmonių. Ir nereikia tikėtis, kad tai bus natūralu. Taip nėra ir negali būti. Chemija veikia natūraliai, adrenalinas gaminasi ir viskas visiems visada. Čia pirmas būtų mano, jeigu aš vesčiau kokius nors kursus, kaip nugalėti scenos baimę, tai pirmas mano sakinys būtų, nereikia stengtis jos nugalėti, jinai yra ir bus visada. Yra toks posakis, kuo aktorius skiriasi nuo neaktoriaus. Aktorius nori būti aktorium. Tiesiog jam tas noras eiti ir būti yra stipresnis už tą baimę. Kitas nenori, ar ne, išgyventi ištisai to streso, netgi panikos būsenos prieš, pavyzdžiui, premjerą. Mes irgi jas išgyvenam lygiai taip pat. Tiesiog tas noras ar tas pašaukimas eiti, daryti yra stipresnis už tą baimę, o baimė visada yra ir bus. Ir tai yra natūralu žmogui ir jo kūnui, jo fiziologijai, jo psichologijai. Bet šiaip labai geras pasakymas, čia galima taikyti ne tik aktoriaus profesijoje, aš galvoju, kad mes labai dažnai žmonėm apskritai įpratę esam sakyti, oi, tai tu nesijaudink, čia viskas bus gerai. Nesijaudink, jeigu tu jau jaudinės. Ir esu mačius ir tokių tų memų vadinamų internetinėje erdvėje, kad, oi, tiksliai, taigi aš galėčiau nesijaudinti. Tai, jeigu tai būtų taip paprasta, tai turbūt žmogus ir nesijaudintų, bet gal tikrai lengviau priimti tą savo iššūkį su tuo, kad gerai, aš žinau, kad aš bijau. Taip, ir nereikia tikėtis nieko kito. Rytoj kaip tik, irgi Kaune spektaklis, mūsų naujoji premjera, Studijos Liumo smulkus vedybiniai nusikaltimai. Ir tai bus trečias spektaklis, tik tai dar jis labai šviežias, trečias susitikimas su žiūrovais. Tai aš jau jaudinuosi jau savaitę prieš, aš jau šiandien jaudinuosi, o rytoj tai jau bus kas be ko. Bet jūs žiūrint scenoje, tai niekada neatrodo, kad jūs jaudinatės. Nes išmoksti nukreipti tą jaudulį. Tu jį panaudoji personažų, jo būsenai ir be to išeini į sceną ir tu užsiimi jau veiksmu. Imi veikti, o baimė ir bet kas bijo veiksmo. Tu bijai tol, kol tu vietoj stovi. Kai tu imi veikti, ima energija judėti ir tu judi kartu su ja. Tarp kitko, kalbant apie tą nesudievinimą, nesureikšminimą, man kaip tik, tu, Valda, viena iš tų aktorių, prieš kurią kažkaip norisi tarsi pasiskaistinti skruostus, apsimauti kažkokią tokią kilnesnį rūbą, nes tavo, nežinau, gal ta natūra ar toks tipažas tokios labai dyviškos, gal, nežinau, ar yra toksai žodis, bet tokios scenos dyvos. Gal ne karalienės, bet dyvos, tokio skaistaus, švaraus scenos moters įvaizdžio. Tai ir, ačiū, kaip malonu, čia koks bet tikrai taip iš šono, bent jau mano toks yra pajautimas. Tai nes daug moterų vaidina ir tos tokius kažkokias pasiutusias labiau ir aš nebejoju, kad tau irgi puikiai turbūt pavyksta tie vaidmenis, bet pats žmogaus toks stotas, tai jisai toksai. Tai turbūt toks mano tipažas tiesiog, tokia gamta, nes aktoriams irgi ypač kine. Tipažiškumas yra nepaprastai svarbu. Teatre dar gali žaisti, jo daugiau tokios laisvės transformuotis ir ryškesnių priemonių kažkokių. O pavyzdžiui, kine, stovint prieš kamerą, tam pačiam seriale, bet kur yra filmuojama, tai dažniausiai aktoriai renkami jau pagal tai, kas jie yra, jų tipažai. Tai aš arčiausiai kažkokios tarptautinės karjeros buvau, kai vienas jau ne lietuvių, sakyti, užsienio gamintojas gamino serialą apie Aną Boleyn ir aš gavau karalienės Katerinos vaidmenį. Tai būtent karalienės, nieko nekito. Reiškia, kažkas mane yra tokio, yra tas kodas. Aristokratiško, tokia, kaip kažkada mūsų kraštietis Bumblauskas pavadino, sako, žemaičių tokia princesė. Žemaičių labai teisingai, tarp kitko. Aš labai didžiuojos, bet tai tiesiog, taip kažkur yra. Aš kartais, kai nueinu telšiuose ant kapelių savo senelių, čia visada aplankau ir kai stovi būtent prie mamos tėvų kapo ir kartais atrodo jauti intuityviai, ką tau perdavė ar ne protėviai, mums visiems jie kažką perdavė. Tai lyg tas toks aristokratizmo kažkokios kultūros jausmas lyg pareina iš tos pusės. Kai stoviu ant savo prosenelių bičkų kapo, iš ten jaučiu tokią
gyvenimo užtaisą, aistrą gyventi, tokią džiaugsmą. Tiesiog kartais atrodo susitinku su jais kažkur širdies toj plotmėj, net šypsausi. Jie tokie atrodo perdavė man tą aistrą gyventi, tą tokią jėgą užtaisą, tą tikrą žemaitišką tokį kažkokį. Tai man atrodo, mes turime tą gamtą. Moteris taip, esame, aišku, su kitokiu užtaisu. Aš čia, aišku, pajuokaudama sakau. Paskutinis matriarchatas Europoje, Žemaitijoje. Taip, aš labai didžiuojuos. Tai mes tada sugrįšime į mūsų pokalbį po kelių minutėlių, dabar padarysim trumpą pertrauką ir pasikalbėsim apie dabartinį tavo gyvenimo kelią ir apie kultūrą ir aktorystę šių dienų kontekste. Lietuvoje iki gegužės 1 dienos kiekvienas dirbantis žmogus gali skirti 1,2% savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio pasirinktai organizacijai. Tai nėra papildomi jūsų pinigai. Tai dalis mokesčio, kurį vis tiek sumokate valstybei. Ir jūs patys nusprendžiate, kam ta dalis atiteks. Jeigu jums patinka tai, ką darome, jeigu norite, kad Meška TV augtų, stiprėtų ir galėtų kurti dar daugiau įdomaus turinio, kviečiame tuos 1,2% skirti mūsų viešajai įstaigai Meška TV. Tai didžiulė parama, kuri padeda įsigyti reikalingą įrangą, tobulėti ir kurti dar kokybiškesnį turinį. Neišvaistykite šios galimybės. Ir ačiū Jums už pasitikėjimą, už palaikymą ir už tai, kad esate su Meška TV jau 8 metus. Šiandien populiarumo sėkmę lemia tai, kaip jūs mato ir girdi. Informacijos sraute išsiskiria tie, kurie pristato savo idėjas profesionaliai, aiškiai ir įtikinamai. Meška TV – jūsų partneris visoje audiovizualinėje komunikacijoje. Kuriame aukštos kokybės video reklamas, audio klipus ir socialinių tinklų turinį, kuris ne tik atrodo gerai, bet ir kuria realią vertę jūsų prekės ženklui. Kuriame tam, kad kiekvienas jūsų pranešimas pasiektų tikslinę auditoriją. Nuo strategijos ir idėjos iki profesionaliai atlikto rezultato. Meška TV. Kuriame vizualinius sprendimus, kurie padeda augti. Tai sveiki, mėly žiūrovai, mes grįžtame į studiją ir šiandien kalbame su nuostabia aktorė Valda Bičkute. Tai kalbėjom apie tavo profesinę kelio pradžią. Dabar gal būtų visai įdomu sužinoti, kaip gyvena šiuolaikiniai Lietuvos aktoriai iš tiesų. Nežinot, mes žiūrim per televizorių, per medijas įvairias ir kažkaip žurnaluose, ant žurnalų viršelių ir labai kažkaip turbūt dažnas idealizuoja tą aktoriaus gyvenimą ir tą aktoriaus profesiją. Kaip yra iš tiesų? Manyčiau, labai individualu. Kiekvienu atveju turbūt vis kitaip. Bet tai yra, mes įsivaizduojam, kad tai yra plojimai, dovanos, kažkoks dėmesys, turbūt ir iš vyrų, ir iš moterų, ir iš visų, kad tai yra toks pasiruošimas ramus, atsisėdus makiažo ir gražių suknelių, kuluarai. O kiek iš tikrųjų pareikalauja tas aktoriaus darbas? Aš savo profesijos darbų net man sunkiai apsiverčia liežuvis ir vadinti. Tai yra gyvenimo būdas tam tikras. Man tikrai labai pasisekė, kad aš, grįžtant vėl prie tos pradžios, kad tais metais, kai aš baigiau mokyklą, kursą rinko Rimas Tuminas ir jisai rinko aktorius Mažajam teatrui, žinodamas, kad atsidarys naujas teatras, naujos patalpos, reikės naujų pajėgų, tai geresnio likimo turbūt ir svajoti nebūtų galima. Mes iš karto pakliuvome į teatrą su vienu didžiausių meistrų Lietuvos teatro padangiai, kokių taip ir ne tik, ir pasaulio mastu. Tai buvo nepaprastai aukšta kultūra, teatro kultūra, poezijos lygio, kaip mes buvom mokomi. Mes mokomi dirbti giliausią savo dalimi, žmogaus sielą, nuolatinių pažinimų, be jokios puikybės, be jokio ego, be jokio kažkokio ten sužvaigždėjimo ar įsivaizdavimo, tai tokia grina tarnystė, grinas pažinimas, grina meilė, grina poezija. Ir taip užauginti, nežinau, kitaip gyventi gal ir nemokame. Tai
Tai, ką tu mini, kad ten žiūrovų dėmesys ar ką, taip, aišku, mes viską tai darom žmonėms ir labai malonu sulaukti atgalinio ryšio, nes tai yra svarbu, jeigu žmonės džiaugiasi, jeigu parašo, pasako gerą žodį kažkokį, tai taip, bet esmė vis tiek, kaip sakyt, mes tarnaujam teatrui, o teatras tarnauja meiliai. Niekam ne kitam. Ir tu negali pasiekti tų aukštumų, tų kažkokios reikiamos natos ar vibracijos, jeigu tu vis tiek nebūsi visą laiką, bent jau aš taip suprantu. Kitas papasakotų galbūt kitaip. Maksimalios švaros vidinės, maksimalaus kažkokio, nežinau, tos tarnystės. Ir disciplinos turbūt. Visų pirma, bent jau aš pati savo keliu tuos reikalavimus. Mylėti žmonės, suprasti, įsigilinti, švariai gyventi, sąžiningai gyventi. Nes mane lydi nuo jaunumės irgi japonų frazė, kad aktorius turi būti gydytojas arba magas. Ir tai yra mano siekiamybė, mano svajonė. Kad aš einu į sceną, ar aš einu bet kur į ekraną, aš svajoju, kad aš galėčiau perduoti tą gydančią kažkokią energiją, tą meilės energiją kažkokią. Ir tai mane veda, aš apie nieką kitą ir negalvoju, nei apie sukneles, nei apie ką. Tai yra, kaip antriniai dalykai, kurie aišku reikalingi. Tai ir grįžtant prie vis dėlto to dabartinio kvėpavimo, dabartinio egzistavimo, būtent užaugusi kaip aktorė, subrendusi Rimo Tumino kurse, jo teatre, kaip čia pasakyti, nenoriu, atrodo, taikstyti su niekuo, kas grubiau, ar ne yra. O išėjus tiems korifėjams, išėjus Eimuntui Nekrošiui, dabar jau Rimui Tuminui, aišku, banga šiek tiek slūgsta. Natūralu, negali tokių genijų, ar ne, nuolat būti daug. Tada jie nebūtų genijai. Tada galbūt jie nebūtų genijai ir be to ir apskritai vystosi teatras savo tiekme, ateina jauni žmonės, kitaip matantis, kitaip užaugę, ieško, paieškos, viskas natūralu, viskas turi būti ir turi būti, bet kaip sakyti, tas siekis vis dėlto išlaikyti tą subtilėją kažkokią energiją, tą gerąją, švelnėją teatro jėgą, kaip visada įvardindavo Rimas Tuminas, švelnioji teatro jėga, mane ne tai, kad įkvėpė, kažkaip pakvietė sukurti savo studiją Liumo, kur būtent nėra pretenzijų į kažkokias naujas meno formas, bet yra siekis išlaikyti tą žmogaus sielos kažkokį virpesį, jo pažinimo, kaip aš sakau, tiesiog teisinga bazė. Jeigu jau nebeturime tokio teatro pakylėto, koks buvo Eimunto Nekrošiaus Rimo Tumino teatras, tai galbūt laikas tiesiog grįžti prie bazės, prie tikrųjų tų vertybių. Tai aš tuo, kaip sakyti, esu labai užsiėmusi, ne tik mažojo teatro, kuriame dirbu veikla, taip pat dirbu ir Domino teatre, ir savo studiją, kuriu studiją Liumo, ne aš viena, aišku, yra komanda, yra bendražygiai. Tai ir būtent tais spektakliais siekiame kurti tą subtilųjį teatrą. Aš kaip tik, tu labai gražiai pasakėjai apie tą, sakykime, tą tokią bazinę klasiką. Nežinau, ar žodis bazinė tinka, bet šiuo atveju turbūt žiūrovas supras, ką mes turėjome omeny. Ir dabar tą pokytį apskritai kultūriniam gyvenime ir teatre, ir daugelį kitų sričių, tą tokį diletantišką, paviršutinišką kažkokį srautą. Taip iš šalies pažiūrėjus lyg tai atrodytų. Ar nėra to jausmo ne ta tiesioginė prasme, kad štai tikrieji aktoriai nustumiami, bet kad žiūrovas gal labiau pageidauja tokio greitesnio ir galbūt ne tokio gilaus to produkto? Aš nesiimu vertinti ir įvertinti niekieno, kaip sakyti, svajonių, darbų ir tikslų. Tai ne mano reikalas, nes toks labai geras posakis yra, kad pasaulyje yra 3 rūšių reikalai. Kažkieno reikalai, Dievo reikalai ir mano reikalai. Tai žiūrėkit, kad visada būtumėte užsiėmę savo reikalais. Tai ne mano reikalas vertinti kitų žmonių darbus ir siekiamybės. Čia irgi, man atrodo, yra kultūros dalis. Tiesiog nekultūringa. Kiekvienas žmogus turi savo kelią ir savo tą dialogą su kūrėju. Ir jis
eina savo keliu. Ir tai tikrai ne mano reikalas. Mano reikalas klausyti savo, ar ne, sielos vedimo, savo jau patirties didžiulės, kurią aš jau už 20 metų turiu dirbdama tiek valstybiniam teatre, tiek privačiam teatre, kažkaip savo apibendrinti ir veikti pagal savo sąžinę. O žiūrovai yra nepaprastai įvairūs, kad jūs žinotumėt, kokie įvairūs yra žmonės ir žiūrovai, kokie jų poreikiai skirtingi. Ir kiekvienam turi būti jam primtino, jam atitinkančio jo šiandienos tą kelionę lygio, ar ne, ir turi būti visko, ką mes galbūt pavadintume primityvesnių dalykų, bet kažkam tai yra jo sielos daina šią akimirką ir jis turi turėti savo tokią galimybę. Kažkas ieško jo kitų dalykų, kažkokių ten virpesių, ar ne, ir kiekvienam turi būti. Ir man būtų nekultūringa vertinti kitų darbus, kitų skonį, kitų ten siekiamybės. Čia lietuviams reikėtų pasimokyti iš tavęs, Valda, to tokio tolerantiško požiūrio į žmogaus poreikį ir į tuos, kurie jį atliepia, ar ne? Jeigu tai nėra destruktyvu, tai kiekvieno žmogaus pasirinkimas, ką jisai. Be abejo, ir tiesiog taip lengviau gyventi, būtent vadovaujantis tuo, kad būkime užsiėmę savo reikalais, nes kas gyvens tavo gyvenimą, jeigu tu tuo metu gyvensi kito žmogaus. Tai, labai teisingai pasakyta. Tai mes turim tą instaliuotą viduje, savo sąžinę, savo skonį, savo tą pašaukimą. Tai tik spėk suktis, kaip sakyti, nėra laiko vertinti, užsiimti, kas ką, kur ten šneka daro ar kaip sprendžia. Aš tikiu tą harmoniją pasaulio, aš tikiu Dievu. Ir manau, kad niekas, kaip parašyta, nei lapas veltui nenukrinta, ar ne? Reikia pasitikėti vyksmu, kažkokiu tai didžiuoju vyksmu. O sakykime, dažnai turbūt ir jūsų klausia, ir visų kitų aktorių, praktiškai turbūt nebūna pokalbio su aktoriumi, jo nepaklausus, o kaip jūs vertinate tai, kad, žodžiu, jūsų darbas vyksta, ne darbas, gyvenimo būdas, kaip tu sakei, Valda, bet vyksta ne tik teatro scenoje, bet pasiduodat ir kažkokiem televiziniam projektam, televizijos laidom ir tiem filmam ar kinui, kuris galbūt nėra tas, sakykime, gilesnio ir tokio subtilesnio turinio. Mūsų mažoji šaleliai nėra prabangos skirstyti A, B ir C kategorijos aktorius ir ten A, B ir C kategorijos darbus. Vėlgi, kiekvienas turi pagal savo poreikį spręsti, bet mūsų čia tiek mažai. Apskritai reikia džiaugtis, kad mes kuriame, kad mes judam, kad kažkas kažką daro ir sveikintina bet kas. Bet tiesa, kad daugelis aktorių pasirenka televiziją šalia vaidinimo, šalia buvimo teatre, dėl to, kad iš teatro vis tik yra sudėtingiau išgyventi. Na, be abejo. Tai ar dėl to, kad mūsų visuomenė dar tokia, kaip čia pasakyti, negebanti įvertinti tikrojo teatro vertės ir televizinis produktas vis tik yra labiau perkamas plačiaja prasme, ar tiesiog... Na, turiu pasakyti, kad tendencijos tokios, kad kaip tik gal televizijos reitingai yra gerokai pakrytę, turint omeny, kad mes turim jau senoviai prieimą prie pasaulinio lygio serialų, ar ne, kur dėja dar Lietuvoje nėra tiek pinigų skiriama ar investuojama ar finansuojama, kad būtų filmuojami tokio lygio serialai, kurie jau seniai žodis serialas anksčiau turėjo tą kažkokią negatyvę prasme, bet dabar matydami tokio lygio pasaulinio serialus, tai yra nuostabiausia meno rūšis, tik tiesiog, kad tai atsiremia į finansus ir vėl mūsų šalies mažumą ir mes tokio lygio tikrai nepasiekėm ir nežinia, ar kada nors pasieksim. Tai teatrai yra pilni žiūrovų, labai skiriasi, dėja tenka pripažinti didžiųjų miestų ir mažesnių miestelių poreikiai. Na, tokia vėl čia labai plati tema, valstybiniai teatrai, kas irgi nebūtinai reiškia kokybės sinonimą, visko yra ir valstybiniuose teatruose, meninė prasme, bet jiems yra labai sunku išjudėti. Jie dažniausiai stacionarūs, nes tuoj darbo kodeksas, ten visa kita įsijungia visą tą mechanizmas, popierizmai, jiems tikrai sunku gastroliuoti.
Labai intensyviai juda privatūs teatrai, visur važiuoja, bet klausimas, ką jie veža. Aš ne prieš primityvesnės komedijas, visą kitą, reikia žmogui visko ir ateiti pasijuokti, atsipalaiduoti ir papramogauti yra tikrai labai gerai. Bet blogai yra tai, kad žmonės mažesniuose miesteliuose beveik nebeturi galimybės pasirinkti. Net jeigu ir norėtų eiti į nekomediją ar ten į kažką tai tokio, kas vėl nenoriu, kad nuskambėtų, kad komedija kaip blogas dalykas, nieko panašaus. Tai yra labai geras dalykas, humoras yra labai šviesi energija ir jos visiems visada reikia ir reikės ir tai yra nuostabu. Bet galbūt intelektualesnio kažko, ar ne, netgi intelektualesnės komedijos. Pasirinkimo galimybės beveik kaip ir nebėra. Ir tai, Aš šitą pastebėjau. ir tai trunka dešimtmečius. Ir jau tas kultūrizmo teatro raumuo atrofuojasi, nes nebėra galimybės patirti kitą. Tai va čia irgi su mūsų studija Liumo, turime tam tikrą misiją, mes kuriame, čia dar nuskambės it reklama savo pačios studijos, bet tiesiog tokią užduotį turim - gaminti, kurti kokybiškus ir dinamiškus spektaklius, kad mes su savo ta, norėčiau ją pavadinti intelektualesnė kūrybą galėtumėm atvažiuoti irgi, bet atsiremiam į tai, kad nelabai galbūt ir išperka salės, nebeturi to atpažinimo kažkokio arba poreikio ir kur neišperkti salė, mes negalim važiuoti, mes laikomės iš savo bilietų ir vėl užsisuka ratas, iš didžiųjų miestų nebegalime išvažiuoti niekur, nes tiesiog to krepšelio nesusirinksim. Tai dabar, man atrodo, dažnas žiūrovas, kuris toks išsiilgęs to subtilesnio turinio ir galbūt to profesionalaus, tradicinio teatro, turbūt dažnas važiuoja ir į tuos didmiesčius. Tiesiog kitos išeities ir nėra, kas tikrai jaučia tą poreikį ir tą šauksmą ir nori susitikti su savimi, susitikti per teatrą, susitikti su žmogaus pažinimu kažkokiu gilesniu. Tai taip, tenka važiuoti tada vėl. O jūs, kai, tarkim, spektaklio metu, jūs kiekvieną kartą skirtingai išgyvenat, pavyzdžiui, tas scenas. Ar tai turi įtakos jūsų dienos kažkokia emocija? Aišku, turi. Tuo ir skiriasi teatras nuo jau nufilmuoto ir paruošto dalyko, kuris visada bus toks pats. Teatras yra gyvybė, tai labai gyvas procesas. Ir tai turbūt nepasikėsins nedirbtinis intelektas, arba kitaip tariant, žmonės eis į teatrą. Čia yra nuostabumas. Jo, kaip į gyvą reiškinį, kur tu tikrai esi gyvame energetinėme procese. Ir aišku, mes net ir kartodami tą pačią partitūrą vaidmens ir spektaklio, be abejo, mes ją turime kartoti. Tuos pačius atrodo žodžius, tas pačias mizanscenas, tas pačias užduotis režisieriaus suformuotas, bet vis tiek kiekviena diena jinai įneša savo energiją, o net neįsivaizduojat, kokią energiją įneša kiekvieną kartą publika. Publika yra dalyvis lygiavertis spektaklio kūrybinio proceso. Taip skiriasi nuo atėjusių žmonių, nuo šiandienos jų nuotaikos, net neįtikėtinai. Aš dėl ko klausiu, nes 2 kartus buvau jūsų spektaklyje 24 valandos iš moters gyvenimo ir jam pasibaigus labai skirtingos jūsų visų 3 aktorių buvo reakcijos ir vienoje net labai jautriai užbaigė spektaklį viena iš aktorių tiesiog ir su ašaromis akyse, kitam spektaklį lygiai atrodo tame pačiame buvo visai kita emocija. Tai vat labai įdomu tos jūsų patirtis ir tie išgyvenimai, nes turbūt niekaip negalėtum atlikti vaidmens, nebūdamas jame kažkuria prasme. Taip, bet ta didžioji magija visada vyksta čia ir dabar. Niekas, kaip sakyti, teatras, kas bevyktų, nėra pilnai teatras, jeigu tai nėra gyva, jeigu tai kažkas formalaus. O gyvybė jinai yra čia ir dabar, tik tai čia ir dabar. Jeigu tu eini kažkokiu paruoštuku, mechaniškai, tai jau nebebus tos didžiosios magijos, kokia vis dėlto turi vykti va čia ir dabar, iš gyvo proceso. Lietuvoje iki gegužės 1 dienos kiekvienas dirbantis žmogus gali skirti 1,2% savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio pasirinktai organizacijai. Tai nėra papildomi jūsų pinigai. Tai dalis mokesčio, kurį vis tiek sumokate valstybei. Ir jūs patys nusprendžiate, kam ta dalis atiteks. Jeigu jums patinka tai, ką darome,
Jeigu norite, kad Meška TV augtų, stiprėtų ir galėtų kurti dar daugiau įdomaus turinio, kviečiame tuos 1,2% skirti mūsų viešajai įstaigai Meška TV. Tai didžiulė parama, kuri padeda įsigyti reikalingą įrangą, tobulėti ir kurti dar kokybiškesnį turinį. Neišvaistykite šios galimybės. Ir ačiū Jums už pasitikėjimą, už palaikymą ir už tai, kad esate su Meška TV jau 8 metus. Šiandien populiarumo sėkmę lemia tai, kaip jūs mato ir girdi. Informacijos sraute išsiskiria tie, kurie pristato savo idėjas profesionaliai, aiškiai ir įtikinamai. Meška TV – jūsų partneris visoje audiovizualinėje komunikacijoje. Kuriame aukštos kokybės video reklamas, audio klipus ir socialinių tinklų turinį, kuris ne tik atrodo gerai, bet ir kuria realią vertę jūsų prekės ženklui. Kuriame tam, kad kiekvienas jūsų pranešimas pasiektų tikslinę auditoriją. Nuo strategijos ir idėjos iki profesionaliai atlikto rezultato. Meška TV. Kuriame vizualinius sprendimus, kurie padeda augti. Tai mes vėl grįžtam į studiją, kur kalbamės su nuostabia aktorė, žemaitė ir šiaip labai gražia moterimi Valda Bičkutė. Tai mes kalbėjom apie tokius rimtus dalykus, apie teatrą, apie kultūrą, apie tavo pačios pajautimą ir buvimą tame. Gal galėtum pasidalinti ir tokiais ne visai rimtais dalykais, kaip tame teatre, ar būna tokių situacijų, tikriausiai, kad būna, net neabejoju, iš kurių tenka išsisukti, gal turi kažkokių prisiminimų? Dabar čia bus ne iš teatro, bet kaip tik prieš keletą dienų atsitikęs įvykis filmavimo aikšteliai, kai filmuojame, žodžiu, sceną, kaip mama su dukra kalbasi apie meilę ir jos ten atsitiko bėda, įsimylėjo tą patį žmogų ir, žodžiu, vyriškį ir kaip tik tokia jaudinanti pakylėta mamos ir dukros scena apie meilę, kad mama, aš nenoriu taip jaustis, nieko, meilė čia nenuodėmė, žodžiu, mes. Ir staiga garsus knarkimas iš gretimo kambario, o knarkė tas meilės objektas, apie kurį mes kalbam. Kitaip tariant. Čia taip surežisuota buvo? Ne, čia taip atsitiko, tiesiog aktorius laukė savo scenų, jisai atvažiavęs, pasiruošęs kitam kambarį, kur, žodžiu, tiesiog prigulė. Ir užmigo, o kaip tik turi būti absoliuti tyla aikštelėje, kol filmuojam ir visos tos jausmingos scenos vidurys, taiga girdim, kaip knarkia. Kad štai ir aš. Tas objektas, dėl kurio čia mes vos nešaras liejom atsisėdusios, tai pradėjom tikrai juoktis, sakau, suprantama, kolega yra 2 mažų vaikų tėtis, jisai kur galva padeda ir miega savo skaniausiai, bet tikrai buvo labai komiška situacija, visi pradėjom juoktis. Tai turiu perfilmuoti. Taip, teko įžadinti tą meilės objektą. Ir filmuoti viską iš naujo, nes toks buvo geriausias humoras, kai dera sakrum ir profanum, kažkas tokio pakylėto ir visiškai žemiško ir buitiško, tai tokių. O tai situacijų, kai, pavyzdžiui, tekstą pamiršai scenoje, ar yra buvę? Nes man, pavyzdžiui, būna, kai labai kažkoks rimtas renginys ir tu lyg pasiruošusi kalbą, bet išeini ir būna momentų, kai yra lapas. Jo, tokia tuščia linija, nežinau. Lyg ir nėra buvę man ir tikiuosi labai, kad ir nebus, nes tas balto lapo jausmas tikrai labai nemalonus, bet ne per seniausiai per premjerą, kurią mes dviese vaidinam, visą laiką dviese esam, kolega pamiršo tekstą. Ir aš matau jo tą agoniją, tą balto lapo skausmą ir kad jis visai nebežino, kas toliau ir kas ten ką. Ir lygtai čia tokia vieta, kur aš atsimenu, ką jam reikia sakyti, bet aš negaliu pasakyti šalia stovėdama. Tai bus pernelyg, nei kažkaip pasufleruot, nei užvesti ant minties, nes kad buvo irgi, suprantama, premjera, viskas nauja, šviežia. Prieš tai pirmam veiksme jis netyčia prašoko vieną svarbią dalį, kur ir aš jau būdama šalia suprantu, kad jeigu mes negrįšim ir apie tai nepakalbėsim, nesusimeks su tolimesniu siužetu, nes tai atsikartoja. Bet kaip gerai šalia turėti tokią profesionalią aktorę. Jo, ir turi būti. Tai va ten buvo patogus momentas man jo paklaust. Ar tu nenori sužinot, kur mes praleidom mūsų pirmą naktį?
jam irgi tada, nu tai taip, o kur mes? Ir žodžiu, mes taip įsiterpėm ir jau išvažiavom. O ten tam kitam momente, antram veiksme, ten jo monologas. Aš niekaip negaliu, nei iš jo, nei iš to. Tai jis ten buvom pasisodinę užkulisiuose suflerį. Kad bėdai tekus, kad patys saugiau jaustumėmės, kad būtų galima ir sutarėm sutartinį ženklą, kad tada, jeigu mums kartais tokia bėda, mes prieinam prie ten tokios dekoracijos dalies, atsiremiam taip lyg vaidindami, kad labai kažką mastom, o iš tikrųjų jinai ten bus šalia ir paduos tą tekstą. Tai žodžiu, viena laimė, kad ten, kadangi tai buvo pirmas visiškai spektaklis ir tikrai jaudulio buvo labai daug, tai viena laimė, kad mes ten buvom pasislėpę tą suflerį, tai kolega bevaidindamas baisiausią kančią vidinę ir dramą, kaip jis nuėjo, atsirėmė į tą sieną, žodžiu, ir jam tuo metu padavė tekstą, tada grįžo gyvenimas ir mes galėjom tęsti toliau. Baisumas. Bet tikrai aktoriams yra didžiulis stresas išgyventi tokius momentus, nes tas baltas lapas atsitinka ir viskas, tu nežinai, nei kas tu, nei kur tu, nei kas toliau, nei kaip dabar plaukti iš čia. Baisiausia, kad kai jis atsitinka, tada tu pradedi pergyventi, kaip čia man taip atsitiko ir tada kažkaip labai sudėtinga sugrįžti atgal, nes, tiesiog... Taip, labai išsigasti to momento, tikrai ir panika gali prasidėti ir viskas, tu apsaugok viešpatie. Bet gerai, kai geri aktoriai, tai galit gražiai išvaidinti. Gerai, jeigu blaivaus proto partneris greta nepameta, už tai, kai dažniausiai jis sako, kaip jūs išeinat iš vaidmens arba įeinat į vaidmenį. Sakau, nėra tokio dalyko, tu negali niekur išeiti ir niekur eiti, tu visada turi jausti absoliučiai savo valią, tai tu valdai procesą kaip muzikantas, grojantis partitūrą. Tu negali kažkur ten išeiti, nes jeigu toks dalykas, partneris pamiršo tekstą, tu turi labai blaiviai ir aiškiai jausti situaciją, tiksliai žinoti viską, orientuotis, matyti čia ir dabar, visada matyti partnerį, visada jį reaguoti. Nes ne kažkur tai ten plaukioti kažkokiuose paralelinėse visatose, tai jau tai nebe menas, tai jau lyga būtų. Bet čia yra aukštasis pilotažas, aš manau, kad būti ir vaidmenį jautrume, skausme, nežinau, juoktis iš viso širdies, bet tuo pačiu galvoti apie tai, kad čia ta dekoracija, taip. Man dabar sakys tą, čia tas toks... Taip, už tai aktoriai, aš sakau, mes esam dirbantis daug metų ir tokie treniruoti, valia yra tokia treniruota, dėmesys yra toks treniruotas. Viską matai periferiniu tai regėjimu. Vyrų būti turbūt irgi nėra labai lengva. Šalia moters, kurios ištreniruotos visos juslės ir kuri kiekvieną momentą gali, kaip čia, multitaskinti, kaip dabar populiarus. Čia vyro reiktų paklausti, kaip jam su tuo sekas, bet ir jis neprastas irgi ganėtinai. Taip, irgi menininkas, tai aš manau, kad... Tai o kaip dviem menininkam šeimoje sudėtinga? Turbūt, kad sudėtingiau būtų būnant vienam nemenininku, nes kai tu žinai svarbą tos savo misijos, tos kūrybos, niekada nesakytum, kodėl tu ten tiek laiko daug praleidi, kodėl reikia išvažiuoti savaitgaliais ir tavęs nėra, žinai, nes kai repeticijos, tu tiesiog išeini gyventi į teatrą ir po premjeros tenka mokytis gyventi iš naujo. Nes per tą mėnesį tu kažkur atpranti nuo to įprasto buitinio gyvenimo, nes beveik teatre leidi visą laiką repeticijose. Tai gerai, kai suprantame vienas kitą ir palaikom vienas kitą. O dukrytė nepyksta, kad mamos vakarais, pavyzdžiui, nes spektakliai girodami. Taip visą gyvenimą gyvena, jinai taip yra priima, įpratusi. Aš manau, kad natūralų visada dalyką. Papasakoju, kad važiuosiu į kokį miestą, vaidinsiu spektaklį, grįšiu jau sakau, kai tu miegosi šiandien, pabučiuosiu tave miegančią. Tėtis užmigdys, bet aišku ir stengiuosi už tai kiekvieną laisvą dieną, kiekvieną laisvą akimirką leisti su dukryte, kad jai tikrai nesijaustų kažkokio trūkumo. Mamos dėmesio ir ačiū Dievui pas mus rutinos nėra. Būna arba tu visai išeini, arba tu gali turėti staiga netikėtai keletą laisvų dienų iš eilės. Tai tada, aišku, ir turėti kokybišką laiką. Taip. Ir tada jau būti maksimaliai su vaiku, tada jau nevedu į darželį. Stengiuosi, kad kuo daugiau kartu praleistume laiko. O vaikui Marijai leidžiat žiūrėti internetą, dažnai prie telefono vaikas būna? Ne, nėra, kad ribotume, nes aš manau, kad nuo kiekvieno to ribojimo paskui kompensacijos mechanizmas būtinai įsijungia. Tas pats su saldumynais, tas pats su ekranais, bet kad, nežinau, Marija yra tokia, kad jeigu tu su ją būni ir bendrauji, jinai net neprisimins apie jokius ten ekranus ir ten dar kažką, kartu skaityti, kartu piešti, kartu spalvinti, 100 metų jai ten tie ekranai. Bet čia iš tiesų visiems tėvam pamoka. Aš dėl ko klausiu? Dėl to, kad dabartinių vaikų, tos jaunosios kartos kultūrinis gyvenimas ir apskritai supratimas apie pasaulį labai, man atrodo, yra paveiktas tų įvairiausių medijų.
Ir tai irgi tam tikra prasme yra kažkokia dabartinė kultūra. Tai vat įdomu, kaip profesionalūs aktoriai auklėja savo vaikus. Aišku, kiekvienoje šeimoje turbūt skirtingai, bet tiesiog kokią tą įtaką daro. Ir nes labai daug tos informacijos, tų srautų ir tos kitokios, tos pop, gal pop jau irgi nebetinkama žodis tos kultūros. Tai kaip atriboti ir kaip įdiegti vaikuose tą kokybę. Nėra kitos išeities, tik savo pavyzdžių. Turi vaikas matyti, kad skaitai knygas, reikia vaikščioti muziejus, parodas kažkur, tai užkrėsti tuo geruoju menu ir tada natūraliai atsirinks. Natūraliai tiesiog, jau man tas visas kitas triukšmas jaučias kaip kažkokia intoksikacija, kurios tu tiesiog nebenori. Tai manau, anksčiau ar vėliau tai suveiks, jeigu vaikas bus duoti jam galimybę susipažinti, jis turėtų galimybę pasirinkti. O kad naivu manyti, kad čia be technologijų ir be telefonų vaikai užaugs. Neužaugs, toks yra laikas, bet suteikti galimybę pasirinkti, pažinti, patirti įvairius tos skonius. O į spektaklius dukrytė važiuoja kartu kartais, kaip būna kažkokia? Važiuoti nevažiuoja, nes tai būtų varginanti jau kelionė, vėlus grįžimas, reikia eiti miegoti laiku, kad į darželį atsikeltų, bet Vilniuje į teatrą kartais tenka vestis, gal ne visą spektaklį išbūti. Kaip pamato kitame amplua arba ten įvairūs vaidmenys pas tave, kaip jinai patį televizorių. O, tėti, žiūrėk, mama bučiuoja su kažkuo. O, atsiukas, gal man pažiūrėtų. Toks, supranta, kas yra aktoriaus darbas. Tai... menininkų šeimoje auganti mergaitė. Jie irgi ir darželį repetuoja patys spektaklius, jinai irgi nori, kaip mama, repetuoja, žodžius kartojasi, žiūriu, tiesiog ir namie jau, natūraliai, sakau, gerai, ką mato. Kad turi iš ko mokytis. Tai Valda, ar mūsų pokalbis artėja prie pabaigos, galbūt tu norėtum kultūros žmonėm, aš nežinau, aš savo gilių įsitikinimų manau, kad visi tam tikrą prasme esam kultūros vartotojai, tik labai turi reikšmės, ką mes pasirenkam ir ką mes įsileidžiam į save. Ir ne tik vartotojai, bet ir kūrėjai. Kultūragi prasideda nuo savęs, nuo vidaus, nuo savo santykio su savim, nuo tavo kalbos švaros. Kultūra yra... Kultūros įstaigose kartais irgi labai trūksta kultūros. Pavyzdžiui, kažkodėl teatruose įprasta rūkyti, pavyzdžiui, viešose erdvėse. Ir sunku labai išgyvendinti. Tai čia yra ne kultūra, jeigu tu nesupranti, kad šalia esantį žmogų tu verti kvėpuoti ne tik atsmarvę, bet ir kažkokiu apnuodytų orų. Tai ta kultūra visų pirma iš vidaus kyla ir paskui sklinda ir kažkaip skleidžiasi. Nuo buities, nuo santykio, nuo to, kaip mes kalbame su savo vaikais, kaip mes su savim kalbamės viduje. Kiek mes ir buitinės tos estetikos kūrėm, kiek, visur, ta kultūra visur, nes ir jos tuo pat metu ir kūrėjai, ir vartotojai, visi. Tai ką galėtumėt palinkėti mūsų žiūrovui? Arba norėtumėt? Mums visiems tikrai linkiu tos tikrosios, giliosios kultūros, kuri prasideda nuo savęs pažinimo. Kas yra žmogus? Ir tai neišvengiamai veda, nežinau, turbūt link Dievo, link meilės. Ir ta kelionė nuo savęs link Dievo ir yra turbūt kultūra. Tai ačiū labai už pokalbį. Tikrai buvo smagu išgirsti tavo pajautimus, tavo išgyvenimus ir tuo, kuo šiuo metu gyveni. O mes su žiūrovais atsisveikinam, dar pasakydami, kad pas mus buvo ir dar vienas pokalbio dalyvis, tai yra Spurga. Labai susidomėjusi, kuri klausėsi ir fiksavo. Man nepaprastai malonu būti čia, labai malonu bendrauti. Mes visada laukiam Žemaitijoje ir tikrai pasilgstam žmonių, kurie tikrai daug savo gyvenimą pasiekia ir kuo didžiausios sėkmės ir tokio vidinio pasitenkinimo tuo, ką darai. Ačiū, lauksiu visų spektakliuose. Labai labai lauksiu.